Mano vaikai į mokyklą Amerikoje, vat ir dukra studijavo, kaip sako, nuo pat pirmos klasės viena, o kita baigė mokyklą. Tai aš kartu žinau apie tos visus mokslus, tai tikrai skiriasi. Priedo pedagogo santykis su mokiniu. Man tai sužavėjo, aš apsiverkiau Kanadai mokykloje ir apsiverkiau New York'e. Greenwich Village 5 viduriniai. Tai, ne viduriniai, bet miesto mokyklai, kur yra europinio tipo, mano duktė mokėsi. Ir kaip buvo elgiamasi su mokiniais, tais, kurie ten truputėlį su neįgalia, truputėlį, kaip čia sakyti, kitokie. Visi jie buvo kartu. Bet tas santykis, visiškai kitkas negu pas mus. Ir pedagogai, kurie niekada neparodė jokių nervų ir visą kitą. Aš taip įsivaizduoju tikrą pedagogą. Čia aš girdėjau kliksmus, šauksmus, visą kitą, man tai yra nepriimtina. Aš čia esu su mokytojais susipykęs dėl dukters, kuri klausdavo, kodėl lapų forma yra kitokia, kodėl medžiai skiriasi savo formom. Ir mokytojas sakė, kad įgriauna jos autoritetą. Aš jai sakiau, jūs mokykite, žiūrėkite. Nes mes visi galim kažko nežinoti ar dar ką nors. Tai ten nesitiko tokių dalykų. Ten aš suvokiu, kad žmogus, kuris negali to darbo dirbti, tai jis jo ir neina dirbti. Nes reikia turėti ir nervinę sistemą, tam tikrą pakantumą. Nes pedagogo elgesys su vaiku duoda ir vaiko gyvenime labai daug impulsų, kurie jo paskui kartojasi ir jis pats perduoda kitiems tą patį. O šitie skirtumai yra didžiuliai.